Sveiki visi. Tai parašykite, ar girdit, ar matot, ar viskas gerai, kaip nuotaikos. Ir šiandieną pradėsim būtent intensyvo antrąją dalį. Trumpai priminsiu apie vakar. Tai vakar nagrinėjom šeimos elgesio būtent modelius, kurie būtent įtakoja mūsų elgesį ir reakcijas, veiksmus ir pačius santykius, ir iš to kyla daug įvairiausių būtent problemų, kurias išsprendus galime būtent rasti tą stebuklingą kelią į tvirtus santykius per pasitikėjimą. Ir šios dienos bus būtent tema apie savivertę ir savivertės būtent įtaką mūsų santykiams per mūsų būtent savijautą. Tuoj prisijungsiu prie kitų aparatų, kad pažiūrėčiau jūsų komentarus. Taigi, komentarus matau, viskas tvarkoj. Galėsim pradėti. Su jumis, kaip visuomet, Rasa Maksimova, santykių ekspertė, autorinės programos Pasitikėjimo galia poroje autorė, dirbanti su moterimis, kurios nori per vidinį darbą su savimi tiesiog vėl susigrąžinti pasitikėjimą savimi, savo vyru ir sukurti tokius santykius, kuriuose vyrauja pasitikėjimas, pagarba, palaikymas, kuriuose gera, smagu, jauku būti, kuriuose atsakomybė negula ant vienų tų pečių, o tiesiog jinai pasiskirsto ant šeimos narių, kur nėra to pervargimo, yra kaifas santykiuose būti. Ir būtent tokia yra mano vizija. Į tokius santykius aš būtent vedu savo klientes ir būtent mes tokio rezultato norime ir per programą būtent jį ir pasiekėme. Ir šiandieną tokia svarbi būtent mūsų tema, kada mes galvojame, kodėl mes taip jaučiamės santykiuose, neįvertintos, nemylimos ir kodėl būtent yra tokia situacija santykiuose, kai kyla galbūt ir abejonės vyro ir jo ištikimybė, kai mes blogai jaučiamės tiesiog santykiuose, iš savo vidaus jaučiamės nepatogiai, nesmagiai ir vietoj to, kad galėtumėm pasidžiaugti savo santykiais, laiku kartu, pokalbiais, turime vietoj to daug barnių, nesusipratimų, nesusikalbėjimų ir netgi kai kuriuose šeimose vyrauja ir pavydo būtent scenos. Kodėl šiandien vėliai pradėjau kalbėti apie pavydą, nes būtent mūsų šiandienos tema savivertė, jinai taip pat yra būtent susijusi su šita problema, pavydu šeimoje. Ir šiandieną mes būtent pakalbėsime, kas tai yra ta savivertė ir pasitikėjimas savimi pirmiausia. Tai savivertė ir pasitikėjimas savimi aš ilgą laiką galvojau, iš tikrųjų, kol nesidomėjau tokiais dalykais, aš ilgą laiką galvojau, kad tai yra tas pats. Tiek savivertė, tiek tas pasitikėjimas, kažkas tokio apie vertinimą ir to viskas pasakyta, aš supalakdavau visą tai į vieną ir tik tais besidomėdama ir gilindamas į šitas būtent temas, aš atradau tokį suvokimą ir supratimą, kad tai yra panašu, jie vienas kitą papildo, bet tai yra ne tas pats. Tai būtent pasitikėjimas savimi tai yra apie tai,
kiek aš pasitikiu savo jėgomis iš savo vidaus, kaip aš susitvarkysiu su tam tikromis situacijomis, kiek aš pasitikiu savo būtent tuo grožiu, kad aš galiu išlaikyti vyrą šalia, kad aš jam esu įdomi. Visą tai kalbame apie tą mūsų pasitikėjimą. Bet pasitikėjimas yra toks slidus reikalas, kad jisai tiesiog nuo aplinkinių tų veiksmų, rezultatų, tai yra, jeigu man pavyko, pasitikėjimas kyla į viršų, jeigu man kažkas gyvenime nepasisekė, jisai krinta, tai reiškia, kad jis nuolatos kintantis. Ir kad jis taip nešokinėtų smarkiai, yra labai svarbu susipažinti su savo saviverte ir kokiam lygyje jinai yra. Pati savivertė tai yra apie tai, kad aš vertinu save kaip asmenybę. Kad aš esu unikali asmenybė, įdomi asmenybė ir kad man nieko netrūksta. Aš esu tiesiog jau toks Dievo kūrinys ir su manim viskas yra gerai. Kada yra aukšta savivertė, pasitikėjimas taip pat lygiai grečiai eina aukštas ir nors mums kas nors nepasiseka, mes vis tiek einame ir darome ir nesustojame. Tokie tvirti, kovingi gyvenime, pasiemantis viską, ką reikia. Ir kaip būtent ta savivertė vystėsi, kur jinai prapuolė, kodėl mes šiai dienai nesam tokios aukštos tos savivertės turintys, kodėl pas mumis tas pasitikėjimas taip šokinėja, iš kur ta bloga būtent mūsų tokia savijauta santykiuose. Tai visi šitie atsakymai slypi vėlgi mūsų toj vaikystėje. Kaip ir vakar minėjau, taip ir šiandien galiu pasakyti, kad viskas prasideda nuo tos artimosios aplinkos, kuri mus supa. Ir atėję būtent į gyvenimą, mes turime labai aukštą pasitikėjimą ir savivertę. Reikėtų pastebėti mažus vaikus. Ir viskas tada būtų aišku. Pas jų pasitikėjimas ir savivertė yra aukščiausiam lygyje, nes jie dar neužsikrauna su tokiomis mintimis kaip mes, ką kiti pasakys, man dabar nepavyko, tai jau aš esu nevykėlis. Jie neapsikrauna tokiais dalykais, nes jie mėgaujasi gyvenimu, jie mėgaujasi tą vaikystę, supinančią visą tą aplinką. Jeigu kažkas nepasisekė, suskaudo, paverkė, pasiguodė pas tėvus ir toliau jie važiuoja su savo idėjom, su savo planais, su savo svajonėm ir jie daro. Nes kaip mažas vaikas mokinasi vaikščioti, jis daug kartų krenta. Jisai krenta, ropoja, įsikabina vėliai, eina, kol jisai pradeda normaliai iki tavęs atbėgti, tai yra didelis kelias. Ir jeigu jisai labai tai būtų susimąstęs, kaip mes suaugę žmonės, tai jisai po poros bandymų bandyti vaikščioti, jisai turbūt užsigniaužtų į save, kaip mes tai darome ir tiesiog nebenorėtų dar kartą bandyti eiti ir to viskas baigtųsi. Bet kadangi jam dar nerūpėt, kaip sakiau, tokie dalykai, ką kiti pasakys, kad man nepavyko, tai jau aš loseris, jis neapsikrauna, jisai eina, daro, jis nebijo klysti. Ir jeigu tokį dalyką išlaikyti iki šių suaugusių žmonių dienų, tai mes būtumėm aukštos savivertės ir pasitinkintis savimi. Bet toj pačioj vaikystėje automatiškai ta savivertė krinta per įvairias situacijas. Todėl mes iki suaugusio pasaulio nebeišlaikome būtent tos aukštos savivertės. Ir tai prasideda nuo to, kad sistema bando mus apmokinti, kaip būti neiškrentant iš sistemos, tai yra kaip būti patogiais sistemoje. Ir pirmiausia, to mus moko būtent tėvai, nes mes artimoje aplinka, tai pirmiausia yra tėvai. Ir tėvai mus moko, kas yra gerai, kas yra blogai, kas yra gėdinga, kas nėra gėdinga, kaip reikia viešoje vietoje elgtis. Visokias smulkmenėlės, jie perteikia savo požiūrį, įsitikinimus, žinias, patirtį visą. Jie visą tai mus diegia pagal tai, kaip juos apmokė irgi anksčiau.
Ir kas atsitinka tada? Tada prasideda tas etapas, kada tėvai pradeda vertinti mūsų veiksmus. Mes kaip tokia, kaip asmenybė, esame atskira nuo savo veiksmų ir turėtumėm vertinti save tik kaip žmogų, kaip asmenybę, bet ne savo veiksmus. O pas mumis šitoj vietoj išsikreipia mechanizmas ir mes pradedam nuo šitos vietos suvokti, kad savivertė tai yra mūsų veiksmai. Tai reiškia, kad mus pagal mūsų veiksmus vertint žmonės. Tai reiškia, kad pirmiausia, aš analizuoju, ką aš turiu padaryti tokio, kad gauti įvertinimą ir kad tas įvertinimas būtų teigiamas. Nes būtent šita sistema artimoji mūsų apmoko, kad jeigu mes nusipelnysime savo veiksmais blogo įvertinimo, tai mums skaudės automatiškai. Ir mes visi tai esam patyrę, nes automatiškai, kada tu gavai blogą pažymį, padarai kokias bitką, neklausėjai, tai automatiškai pirmiausia ateina priekaištai, automatiškai tave bara ir tau skauda, tave kritikuoja, tau skauda nuo to. Ir tai yra psichologinis smurtas, o kur dar tai, kad kai baigėsi argumentai arba baigėsi kantrybė ir jeigu tu toks esi nustykstantis kaip aš vaikystėje, tai tada ateina dar yra tas smurtas. Tai žiūrėk, iš rykštės gavai, tai iš tapkės gavai ir taip mus auklėdavo, kad jeigu tu nesielgsi gerai, tu gausi bausmę, kurios tau skaudės. Abiejais atvejais šičia dūšioje visada skauda ir tu ilgai nešiojasi dar tą skausmą. Kitas nuoskaudas nešiojasi netgi ir saugus, kodėl mane labiau lupo, o ne broli, ar atvirkščiai. Ir tos nuoskaudos keliauja su mumis, sudarydamos tą skausmą ir traumas. Ir čia mes šitoj momente išmokstame, kad labai svarbu, kaip mus įvertint žmonės, tai reiškia, ką kiti pasakys. Pat sugalvojom tokią idėją iš to, ką mus apmokino, mums tiksliau įdėgė tą idėją, ką žmonės pasakys. Ir mūsų aplinka, mūsų tėvai dažnai mums kartoja. Elkis grožiai viešoj vietoj, ką čia isterikuoji, ką tu čia dirbi, ko čia tu šokinėjai, ko tu čia lakstai, negali gražiai elgtis, ką žmonės pasakys. Išsitepė Jėzau Marytę, ką žmonės pasakys, visur tas, ką žmonės pasakys, tėvams kelia tai stresą, mums tai įsirašo į būtent vidų, į pasąmonę, kad reikia atitikti kitų nuomonę, reikia prisitaikyti prie visuomenės, įtikti visuomeniai, būti geram ir iš čia išeina tai, kad mes labai stengiamės įtikti, kad gauti tą pagirimą, gauti tą medalį, dovaną, nesvarbu ką, bet kad mus pagirtų, kad mus įvertintų teigiamai. Ir tai rodo tai, kad mes netgi ir šito elemento esam labai gerai apmokinti per tokius dalykus kaip Kalėdų senelis ar ne, kiškutis Velykų, kai mes laukiam, tikimės, būnam geručiai, stengiamės būti geri, kad negauti ten tų anglių, o gauti dovanų. Ir atrodytų kaip iš šono viskas tvarkoj, bet visa tai, kaip sakiau, iškreipia savivertės tą mechanizmą ir mes vertinam tik savo veiksmus. Mes užmirštam, kad mes esame asmenybės. Ir nuo čia būtent prasideda tas kelias, kada mūsų asmenybė pradeda visai perdirbti aplinką, kaip jai patogiau. Tai vienas iš tų, kad kai tu nori atsiskleisti, kai asmenybė nori kažką padaryti kitaip, kokį darbelį kitaip sukonstruoti, kažkokių idėjų įnešti, automatiškai aplinka, jinai tau pareiškia, kad tas darbas atliekamas būtent taip, pagal smulkes tas instrukcijas reikia jų laikytis. Ir pradžioje gal kyla pasipriešinimas, bet per ilgą laiką mes tiesiog priprantam, kad to išskirtinumo negali egzistuoti mūsų gyvenime ir mes turim tiesiog visi vienodai elgtis, kaip reikalauja visuomenė.
būtent dar kaip mūsų uždusina, kokios tos yra iš vaikystės tos situacijos, kaip dar tas savivertė mūsų uždusina, ne tai, kad vien tai, kad mūsų išsireiškimą, išskirtinumą, visą tą individualumą, visą tą dusina, tai yra mūsų stipriasias savybės, uždusina, uždeda kaukės, kaip yra patogiau, kad mes neįsišoktumėm ir būtumėm patogus. Dar būtent nuomonė. Labai dažnai turbūt prisiminsit irgi tokias situacijas, kada vaikystėje kažką norėjai pasakyti, atrodė, kad tu nori pasakyti kažką protingo, gero į temą, nes diskutavo suaugę žmonės, gal kažkur matėjai ir tą sprendimą arba užvedimą suaugusių žmonių ant to sprendimo ir tau sakė, nesikišk, tu esi mažas, nieko tu neišmanai, nieko tu nesupranti, tokios frazės būtent užčiaupia mus ir neduoda mum išreikšti tos nuomonės, tai reiškia, kad mūsų nuomonė yra nesvarbi ir tai taip pat kerta per mūsų savivertę, čia taip pat nuteka būtent ta mūsų savivertė. Taip pat viešoj vietoj, kadangi mes irgi turim būti patogus, tai jeigu pasireiškia būtent emocijos, verksmai ir tu vėlgi, kai sakoma, gauni per ausį, tu savo emocijų negali išreikšti, nors tau ir skauda, tu daleiskim pargriuvai, susižaloji, tau skauda, nori rėkti, nori spiekti, bet tau liepia būti tam paklusniam, kantriam, tai sako, vyrai neverkia, tai moteris neverkia, daug yra visokiausių pasiteisinimų, kaip tave užčiaupt, kad tu nerėktum, nespiektum išoje vietoje ir niekam dėl tavęs nebūtų gėda, tai vėlgi, kai sakoma, išmoko mums visas emocijas užsilaikyti ir užkonservuoti viduje ir jų neišreikšti. Taip pat labai smarkiai susidaro tos tokios vėliau santykių problemose, kur atsispindi, tai tokios savivertės suėdimo būtent mechanizmai iš vaikystės per situacijas, kai situacijose, jau aš truputėlį užsiminiau ir vakar, kai gaunasi atstumimas. Tai kai, sakiau, yra skyrybos, paliekamas vaikas yra, tai seneliams, tai dėl darbo, vėlgi negali kartu gyventi, išsiskiria šeimos, įsidrasko, tas toksai jau konkrečiai atstumimas gaunasi, tai jisai pakelia tokias idėjas, tokias mintimis, kad aš esu nepakankamai geras, kad aš buvau tas blogietis, kuris yra nereikalingas niekam ir mane nubaudė. Jie mane iš šeimos išmetė, nes mes kodėl stengiamės būti tais geriečiais, ne tik dėl to įvertinimo, bet kad mus priimtų ir tam tikra grupė žmonių. Pradžioje, kad mus priimtų tėvai, vėliau, kad draugai ir tas mūsų ratas platėja, ten norisi vis prisitaikyti, turėti tuos bendraminčius, kad nebūtum vienas ir vienišas. Ir kada gaunasi per tokias situacijas atstumimas, tai automatiškai ir pasikelia tos mintis, kad aš esu nemylimas, aš esu nereikalingas. Ir kaip jie taip galėjo, ką aš tokio galėjau blogo padaryti, iki tokio lygio, ką aš tokio galėjau blogo padaryti, kad aš dabar jiems esu nereikalingas, kaip atsibodė šunelis ir jie mane tiesiog išmetė. Tai vaikas nesupranta tų suaugusių dar pasaulio visų subtilybių, kas atsitiko, jo protas dar to nesuvirškina, jam to yra per daug ir jisai pasidaro per savo vaikišką būtent prizmę šitą situaciją būtent taip. Jisai jaučiasi nereikalingas, atstumtas, nemylimas ir nevertas tos meilės, nes jį jau išdavė. Taip pat per tas situacijas, kai neturim tam vaikui tą sekundę laiko išklausyti, padėti ar tiesiog apginti mokykloje, kada yra patyčios ir tu kaip suaugęs žmogus gal nežinai kaip pasielgti, bet kada
nepadedi toje situacijoje vaikui, tu joje neapgini, neini pas tą direktorę, pas pavaduotoją, nesiaiškini dėl tos situacijos, vaikas taip pat jisai toksai užmirštas, nematomas, bejėgis, silpnas, pasijaučia, atstumtas nuo visų, nuo visuomenės, tai reiškia, tu manęs neapginiai, aš tau esu nereikalingas ir tu mane tiems vilkam ir padavėjai sudraskyti ir toliau tegul drasko, ar ne? Ir va tos visos nuoskaudos, tas visas didžiulis skausmas ir nesupratimas tos situacijos, kas vyksta, vėliau perauga į labai didelės problemas santykiuose ir apie jas truputėlį pakalbėsiu vėliau. Ir dar kur iš mūsų, kai sakoma, vaikystės situacijų yra tai, kad mūsų tie suaugę žmonės, jie norėdami įsiteikti visuomeniai, nes jie taip pat nori priklausyti visuomeniai, jie labai dažnai nesąmoningai būtent lygina mūsų kitais. Su draugių vaikais, su kaimynių vaikais, oi kaip tas gražiai čia piešia, kaip tas dainuoja gražiai, oi kaip namie fainai padeda. Ir per šitas situacijas, kada mus lygina, mus tarsi nuvertina, iš mūsų būtent tos pozicijos mes jaučiamės tarsi nuvertinti. Taigi ir aš padedu namie. Ir aš gražiai piešiu, ir aš gražiai dainuoju, o manęs tarsi nėra, manęs tarsi neegzistuoja, mano darbai yra kaip ir nuvertinami ir neįvertinami tiek, kiek man norėtųsi. Ir čia vėlgi, kai sakoma, krinta ta savivertė, tas pojūtis išlenda to nematomumo, nereikalingumo, vėlgi per tą nuvertinimą visą yra tiesiog skaudu ir bloga būti tokioje situacijoje, kai pastoji kažkas yra geresnis. Ir tai yra baisiausia, kai tas sulyginimas arba kito asmens išskirtinumas pasireiškia būtent pačioje šeimos viduje, kada mes esame ne vienturtis vaikas ir vienas iš mūsų vaikų yra labiau aukštinamas, jisai toks kaip lyderius, va čia. Imkit pavyzdį visi iš jojo, vat kaip jis gerai mokosi, o kodėl tu negali pasistengti, kada pastoviai vienas iš vaikų yra išskiriamas ir netgi kitas iki gal nesąmoningai jam yra skiriama daugiau to dėmesio ir iš mūsų to vaiko pozicijos atrodo, kad ir dovanos yra tos brangesnės jam yra skiriamos, tada vėl susidaro tas tokio neteisingo pasaulio modelis, kuris, kai sakant, nusiteikęs prieš mus ir mum yra dėl to skaudu, kad jau jis tai geras, o jau aš kas? Kas aš šiukšlė? Kas aš? Šunytis kažkoks pristipęs valkata? Kas? Ir automatiškai jautiesi tu prasčiau, nuvertintas, sutryptas, sugniuždytas, būtent per tokius dalykus, kur, tiesiog suaugęs žmogus, jisai net nesusimastė, kad jisai atnešė būtent tokią žalą tam vaikui, kur vėliau, kai sakoma, sutrypta ta savivertė, išauga į labai didelės problemas šeimoje ir santykiuose. Ir vaikas visose tuose situacijose, kaip sakiau, susidaro savo būtent pasaulėžiūrą, savo, kai sakant, įsitikinimus, savo išvadas ir dažnai jisai priima tokias įvairias strategijas, kad išgyventi tuose situacijose ir vieni iš jų tiesiog prisitaiko prie tos situacijos, kad daug kritikos, kad jis toksai niekam tikęs ir jisai užsigniaužia į savo tą kiautą ir tiesiog gyvena savo taiga, toksai visas tylenis, kai sako tos tylios pelytės, tai va toks visas, kai sakant, užsigniaužęs, jisai pasakė, padariau. Kitas, kai sakoma, yra variantas, kitas kraštutinumas, kada tokiose situacijose ant tiek prisikaupia daug to skausmo, tiek to būtent pykčio dėl tos neteisybės, dėl to išskirtinumo, dėl to atstūmimo, tiek susidaro to pykčio daug iš vidaus, su skausmu sumaišyto, kad mes išeiname į tokią strategiją kovotojo. Į
kovotojo būtent poziciją išeinam. Tai kaip aš su savo klientėm kalbuosi, tai aš sakau, nu ką, karingosios mes ksenos, kaip iš to filmo. Nes mes pradedam maištauti, mes pradedam pykti ant to pasaulio ir pradeda mūsų veiksmai darytis į tai, kad mes išeinam irgi į du kraštutinumus. Vienas kraštutinumas, kai mes iš to viso pykčio, iš viso siuto visą save suimame ir stengiamės pasiekti idealiausio rezultato, kad per idealiausius tos rezultatus mus pamatytų. Mes be galo stengiamės būti idealūs, patys geriausi, patys nuostabiausi, kad pagaliau mus pamatytų. Ir dažnai būna taip, kad mūsų vis tiek nemato. Ir tada būna dar didesnis siutas. Yra kitas kraštutinumas, kur irgi dažnai pasireiškia būtent pas mano klientes. Ir tai buvo būtent ir pas mane iš vaikystės, vat būtent tai ideali mano strategija, kadangi aš iš vis mėgau būtent pykti tą puoselėti ir būtent maištauti, pradedi maištauti ir tau yra nesvarbu, kaip tave ten įvertins, kad ten tave lups, kad ten tave bars, tau yra nesvarbu. Tu žinai, kad tu esi blogietis ir tau giliai dzin, svarbiausia, kad kada ateis tas bausmės laikotarpis, tave baus. Tu tą akimirką gausi tą dėmesį, kurio tu negavai. Tai reiškia, kad tu susilauksi pagaliau dėmesio. Aišku, pas mane ta karingoji ksena ir vienam ir kitam kraštutinume lakstė neapsisprendusi, aš stengiausi ir geriausia būti, ir blogiausia būti, ir žiūrėjau, kuri matyt strategija labiau veš, jeigu galima tai pasakyti. Ir sakau, kada mes esam tos maištautojas, mes tada daug pylos gauname, daug kritikos gauname, bet kartu ir dėmesio gaunam. Ir mes taip susigrūdinam, užsiauginam tą storą odą begemoto, kad išeiti į gyvenimą ir tenais tada susidurime su kitomis įvairiomis būtent bėdomis, sunkumais. Taip pat mes toj vaikystėje išmokstame iš tėvų tiesiogiai, kadangi mes sugeriame, kaip ir minėjau, visos aplinkos dar šeimos elgesio modelius, požiūris, įsitikinimus, mes visą tai sugeriame. Tai būtent mes toje vaikystėje išmokstame kritikuoti. Kadangi mus kritikavo, mes sugeriame tą kritiką ir įsivaizduojame per ilgą laiką, kada mums iš vien tai kartoja, kad tai yra teisybė apie mus, tai prarasdami ir vėl save. Ir kadangi tai yra teisybė apie mus, mes tada išmokstame kritikuoti save. Tai reiškia, kad mes išmokstame ieškoti savyje minusų. Ir tai pakelti ant pjedestalo. Jau ir taip visi sako, kad tu nevykęs, tai dar aš surandu patvirtinimų, kad aš tikrai nevykęs, kad jaučiausi blogiau ir kad man dar labiau skaudėtų. Ir tai viskas vyksta nesąmoningai. Visi procesai, apie kuriuos šneku, jie vyksta nesąmoningai, pasąmonės lygių, gyvenant tam gyvenime, bet viduje vyksta visi šitie procesai, viskas ėda. Ir kaip dabar visa tai išeina į tos santykius, išeinant būtent į ten, kokios būtent problemos susidurėme santykiuose su savimi, tai pirmiausia eina santykiai per mus, tai pirmiausia tai yra savikritika, ta kritika savo. Vėliau tai išveda į daug nesusipratimų, nesusikalbėjimų, iš tų kyla įvairūs barniai, susierzinimai, nepasitenkinimai, taip pat tas ir nemokėjimas priimti komplimentų, nesijausti gerai, pakankama nesijausti, kad esi pakankamai gera santykiuose. Ir tas
norėjimas tos atsakomybės daug vežti ant savo pečių, būtent iš to taip pat ateina. Kaip ir ne tik atsakomybės nešimas, bet ir įsikabinimas į tam tikrų žmonės, kad jų nepaleisti belia kokią kainą. Būtent visos šitos bėdos, ir dar jų yra ir daugiau, mūsų užgriūna atėjus į santykius. Ir kaip tai atrodo būtent pačiose santykiuose. Dar ir nepaminėjau, kur yra nepasitikėjimas savimi ir tos visos problemos, ten dar gyvuoja baimės. Baimės, pajutusios, kad mes su kažkuo nesusitvarkome, jos visada išlenda vėliau per visas situacijas, kad pasakyti mum, kad mes nesusitvarkysime, tai jos labai aktyviai dalyvauja mūsų gyvenime ir jos labai aktyviai dalyvauja prie pasitikėjimo savimi. Ir kada visos problemos pradeda šeimoje lysti jau į tą išorę, per mus pačias, tai pirmiausia pradėkime nuo to, kad mes pradedame save kiekvienoje dienoje, ateinu prieš veidrodį ir tada prasideda ritualas. Aš per stora, aš per liekna, kitas sako, mano nosis kumpa, mano ausis kreivos, mano kojos kreivos. Ir visa didžiausia litanija kritikos savo, dar paskui prisimenama, koks mūsų nuostabus charakteris, ugninis, su ragiukais. Juk nuolatos visuomenė kartoja, kad mes sunkiai sugyveninamas žmogus, tai automatiškai mes tai perkartojam. Ir dar prisirinkę per vaikystę, kiek dar klasiokai, kiti žmonės mums visko prisakė, mes ir dienoje perbėgame per minčių tą srautą, kokios mes esam netobulos ir iš to išlenda tas, kad mes nepasitikime savimi, savo grožiu, savo įdomumu, savo visą esybę, asmenybę mes nepasitikime. Iš to išeina būtent tai, kad mes pradedam lyginti su kitais, nes medija visur, kaip sakant, visuomenė rėkia, spiegia ir kiša mus taip pat į standartus grožio. Liekna ir graži su presu moteris, tai gali būti laiminga. Taip skamba reklamos, nes jiems reikia parduoti abonentus į sporto sales ar dar kažkur, bet pas mumis visą tai užsifiksuoja ir mes įsivaizduojame dar papildomai taip aštrina mūsų tą savikritiką, kad mes netitikdamos idealių proporcijų, kurias skelbia grožio standartai, kad mes esam kažkokios prastos, kažkokios nevykėlės, kažkokios su defektu ir nuo to viskas prasideda, mes iš savo vidaus jaučiamės prastai, nepatogiai ir mes pradedam pasiduoti baimėms. Pas mumis pabunda baimės. Jos mato, kad gali paimti kontrolę į savo rankas ir jos iš karto taip iššoka ir sako, wow, dabar mūsų era. Ir kokios tai yra baimės, kad aš tokia nevykėlė, tokia negraži, tokia neseksuali ir galiu neišlaikyti vyro šalia savęs, vyrui bus su manim neįdomu, atsiras daug gražesnė moteris, kita moteris jį sužavės, jis išeis iš šeimos, aš pasiliksiu viena šeimoje, be vyro, auginsiu vaikus, būsiu nelaiminga, gyvenime antro vyro nesusirasiu ir ten tokia litanija ilgiausia yra įvairiausių baimių, kurios visumoje mus tiek užkausto, kad mes pradedam daryti kokius nors veiksmus, kad tos baimės neišsipildytų ir būtent čia atsiranda ertmė augti pavydui ir pavydo prizmė atidaro vartelius į didesnę kontrolę, kada mes jau ne atsakomybę už šeimą imame tenais ir už visus galus šeimos santykių, bet mes jau akcentuojamės į vyrą, sukontroliuoti vyrą ir jį nusisavinti nuo visuomenės, kad kuo mažiau visuomenė jojo matytų ir kad būtų saugi ertmė išlaikyti vyrą šalia,
kad ta vat konkurentė, kurią mes per savo nepasitikėjimą savo grožiu, tiesiog per tą žemą savivertę, kur tiesiog per baimės suradome, kuri galbūt net neegzistuoja, kad jinai jojo nepasigrobtų ir neišvežtų iš šeimos ir jūs vis dėlto liktumėte šeimoje laiminga. Bet su tokio mintimi ir nuolatos to paranoja, baimėmis, scenarijais baisiausiais iš baimių, mes negalim ramiai gyventi, nes įtampa, stresas, nuolatos abejonės, nuolatos nepasitikėjimas vyrų ir bandymas tų įvesti ataskaitų, taisyklių, sekimo, kad tik sukontroliuoti tą vyrą, kad jisai nenueitų kažkur į lankas ir būtent nuo to, kad aš nepatenkinta savimi kaip moteris, ar ne? Ir dar, kada aš esu nepatenkinta savimi kaip moteris, tai labai dažnai santykiuose aš taikau tokią būtent taktiką. Sakau aš ir daugelis mano klienčių taip pat tą patį darė, kaip ir aš. Tai mes reikalaujam patvirtinimų, kad mes esam gražios, kad mes prisigalvojam, kad mes esam negražios, kompleksuotos visus. Mes, kad tai prisigalvojam, kad save nuraminti, kad nurimtų tos truputėlį baimės, mes tada einame pas vyrą ir reikalaujam patvirtinimo, kad mes esam gražios, seksualios, kad jis mus myli, kad mes jam esam pačios brangiausios moteris pasaulyje ir kad nusiraminti, kad tikrai, kadangi mes jam esam tokios pačios pačiausias, nėra tos kitos moters ir mes galėtumėm nors truputėlį nurimti. Ir kadangi mes nepasitikime savo tuo grožiu ir savivertė žema, per kritikos krepšelį mes perskanuojame tuos žodžius, ką jisai pasako. Jisai pasako, kad tikrai jis myli, kad jūs esat graži, kad faina, bet kada visi tie žodžiai pereina per kritikos tą krepšelį, kurį mes nešiojamės taip savo galvoje ir tą nuomonę apie save, kurią mes nešiojamės galvoje, tai joje tie žodžiai atsitrenkia į tai, nesudaro jokio efekto ir mums atrodo tiesiog, kad jisai pasakė to žodžius tiesiog, kad atsifutbolintumėm nuo jojo ir tiesiog neknistumėm jojam proto ir leistumėm ten pažiūrėti žinias ar futbolo rungtynės, bet to savo reikalavimo patvirtinimams. Tas pats variantas gaunasi, kada ir vyras jums stengiasi pasakyti kokį nors komplimentą, kad jūs šiandien atrodote elegantiškai ar žaviai, oi tu mano kiškutė, kokia tu šiandien faina. Ir visi tie komplimentai taip pat atsitrenkia tarsi siena būtent per kritikos tą krepšelį, per nuomonę apie save. Ir mes viduje kaip ir suprantam logiškai, ką jisai pasakė, bet mum viduje per tą būtent kritikos krepšelį ir mūsų nuomonę apie save blogą, mum visą tai atrodo tarsi melas, tarsi tokios kaip patyčios iš vaikystės, taigi aš žinau, kad aš esu netobulos figūros, taigi aš žinau, kad tenais lašinukas kabo, kad aš ten stengiuosi kiek įmanydama tai užmaskuoti nuo visuomenės, kad nepamatytų, o jis man aiškina, kad aš elegantiška, kaip aš galiu elegantiška būti su plus 5 kilogramais, ar ne? Ir tada iš vidaus nuo to komplimento ne tas toksai šiluma pereina, bet tiesiog pyktis užeina, ką jis čia įsidirbinėja. Ir mes to nepastebime iš tikrųjų eigoje, bet tie procesai vis vyksta, nes mums neina to priimti komplimento, neina priimti tų žodžių malonių. Mums taip pat neina priimti ir to dėmesio, rūpesčio, ką jisai skiria, nes mes jaučiamės nepakankamai geros, nepakankamai vertos to ir visais savo veiksmais santykiuose darome, kad išvengti to. Nesąmoningai mes darom veiksmus, kad išvengti, kad kiltų nesusipratimai, kiltų barniai, nes kada, pavyzdžiui, paleidi seriją reikalavimų kiekvieną vakarą ar į dieną po kelis kartus, tai žinokit, vyras nesupranta, kas ten vyksta.
Jis vieną kartą pasakė, pas vyrus yra taip, kad jeigu jis pasakė, tai jisai užtvirtino. O toliau tu žiūrėk pagal jo meilės kalbą, ar ten veiksmais, ar ten dėmesio, ar ten dar kažkaip jisai išsireiškia, kad tu turi žinoti, nes jau aš tau pasakiau, o kai mes iš vien to reikalaujam, jisai atsitraukia ir galvoja, o kas čia vyksta, nesuprantu, aš tau pasakiau, kaip tau nedašunta. Ir čia vėl tie nesusipratimai, nesusikalbėjimai, vat ir išeina iš tokios paprasčiausios situacijos. Ir dar kada mes jaučiamės per tą kritikos krepšelį tokios prastesnės ir dar iš būtent tos vaikystės išmokę, kad reikia kovoti, būti geriausiom, būti idealiausiom, kad gauti tą gerą įvertinimą, nes tie patvirtinimai taip pat įvertinimasgi, mes labai stengiamės apsiimti visą atsakomybę už buitį, už santykius, už viską, ką tik tais įmanoma, prisimti atsakomybę ir nešti tai iki idealumo. Tai reiškia, kad aš negaliu sau leisti būti bloga šeimininkė, aš negaliu sau leisti būti bloga žmona, bloga mama. Tai kaip būtent pasireiškia tai, kad, pavyzdžiui, gal aš tikrai šiandien esu labai baisiai pavargusi, bet jeigu aš pamačiau, kad yra dulkės, aš jas būtinai turiu nuvalyti, nes turi mūsų namai blizgėti idealiai, nes kitaip aš būsiu bloga šeimininkė, o jeigu aš būsiu bloga šeimininkė, mane gyvenimas nubaus, o mane kaip gyvenimas nubaus, taip kaip man sako mano baimės. Tai jeigu aš būsiu bloga šeimininkė, tai baimės sako, vyras išeis pas kitą, kuri geriau dulkės valo. Tai iš tikrųjų baimės tai yra tokios idiotiškos kartais iliuzijos, ant kurių mes pasikabiname, bet kol jos mus valdo, mes nesuvokėme to būtent gylio problemos. Ir kas būna, jeigu vakarienės nepadarysiu, tai vėl tragedija, aš būsiu bloga šeimininkė, kaip aš nepamaitinau vyro, suaugusio vyro. Ir kada mes stengiamės prisėmę atsakomybę, taip santykiuose viską idealiai daryti iki idealumo nukritimo, kad tik nebūti blogietė, tai dažnai mes prieinam santykiuose tokį lygmenį, kada vyras tampa kaip toks nesavarankiškas kaip vaikas, kai jam viską reikia paduoti, pašildyti, paduoti maistą, aptarnauti, aplakstyti, paimti kojines, atrodo matomoj lentynoj guli kojines, reikia jam paduoti ir mes taip išsiauklėjam būtent per savo šitą strategiją būti pačiom geriausiom. Kadangi jis mato, kad jau nėra kur jam įsiterpti į santykius, jisai išstumtas kažkur šone, neturi jokių pareigybių, neturi nieko, kuo gali, kai sakoma, nudžiuginti jūs, prisidėti prie buities, tai tada automatiškai jis stovi šalia ir stebi visą situaciją, o jeigu dar kažkur pareikalavai kažką padaryti, tai jis sako, brangioji, tu pati nuostabiausia, tu viską išmanai, tu viską gali, aš tavim tikiu, pirmyn ir situacija tuo baigėsi, o mūsų viduje kaupėsi kas? Kaupėsi pirmiausia nuovargis, nuo tiek daug atsakomybės, nuo tos įtampos, kad mes nesusitvarkysime su situacija. Visa tai pliusuojasi ir kas gaunasi perdegimas, pervargimas nuo visos tos atsakomybės nešimo, nes mes neturime laiko, kada pasirūpinti būtent savo poreikiais savimi, kada pailsėti nėra laiko, nes reikia visais rūpintis, buitimi, vyru, visais absoliučiai rūpintis, o kada rūpintis savimi. Mums net neiškyla toks klausimas, kada reikia pasirūpinti savimi, mes įsivaizduojam, kad mes pasirūpinam savimi, nuėję į kirpyklą, nuėję į spa, staigiai ten tarp kažkokių reikalų užbėgę ir įsivaizduojam, kad jau čia esam pasirūpinę savimi, kadangi špakliaus uždėta, kaip aš sakiau, makiažo, į aukštakulniai ir mes visos pasirūpinusios, visos laimingos, nors iš tikrųjų viduje jau visos esam pervargusios nuo tokių santykių. Ir jeigu tik tais kurioj srity mes nesusitvarkom, mums stresas, blogietis, o kur tas gyvenimas mane nubaus? Ir būtent tokios visos bėdos,
kada tu jau esi pervargęs, išaugina tą pyktį, išaugina tą nepasitenkinimą ir mes pradedam ieškoti kaltų. Būtent mes tada pradedam ieškoti kaltų ir kaltas greičiausiai būna tas, kas yra šalia, tai yra vyras, kuris buityje nepadeda, kuris neskiria dėmesio, kuris manęs neįvertina, kuris manęs nemyli ir kuris sudaro daug labai šeimoje problemų, dėl kurių jisai mane išprovokuoja ir aš pykstu. Ir mes su savo šita strategija nusisukam nuo tikrųjų problemų ir tikrųjų problemų šaknų, kai lengviausiu keliu einame į kaltinimą ir stengiamės išsivynioti iš tos situacijos sausos, neprisėmant atsakomybės, o šį kartą numetant atsakomybę vyrui. Tai vyras turėjo mane padaryti laimingą. Ir kas dar būtent iš šitos situacijos gaunasi, tai kada tu dar labiau kaltini, dar labiau lesi smegenis tam vyrui, dažnėja barniai, dažnėja nepasitenkinimas, tai automatiškai iš po barnių tas toksai atšalimas vienas vienam, kitas kitam gale, tai jau yra nekalbadieniai, kurie gali tęstis iki belekiek. Ir tada dingsta tas artumas tarp žmonių, mažėja tas artumas, atšalimas vis dėlto nesinori to artumo, nesinori to net ir sekso ir vyras irgi dažnai stengiasi prapulti iš namų, kur nors projektuose, darbe, kad mažiau būti su tas irzlia moterim, kuri nepatenkinta savim, nepatenkinta santykis, nepatenkinta juo. Ir kad tiesiog išvengti tų papildomų konfliktų, tai jisai tiesiog neša į šeimą pinigus, kala pinigus, bet nuo to taip pat santykiai negerėja. Ir norint pagerinti tas santykius, reikėtų imtis kažkokių veiksmų, bet kol mes galvojame, kad problema ne mumyse, mes tiesiog negalime rasti tada problemai to sprendimo. Tai dažnai taip ir būna, kad moteris, kadangi galvoja, kad vyras kaltas, jis išprovokuoja, tai automatiškai jos pradeda ieškoti kažkokiu būdu pakeisti tą vyrą, perdėlioti, permodeliuoti tą vyrą, kad jisai pagaliau pagal jų supratimą įneštų to į santykį būtent šilumos, kad jisai daugiau skirtų dėmesio, kad atsirastų ta komunikacija, kalbėsena kartu ir jos dar labiau tą situaciją pablogina, nes gaunasi spaudimas ir vyras dar labiau aktyviau stengiasi ištrūkti iš to spaudimo. Jis nesupranta, tas spaudimas jam tarsi puolimas, jis nesupranta, kas vyksta ir jis dar labiau atsiriboja. Ir čia moteris stengiasi tada paskaityti kažkokios literatūros, straipsnių, nes kadangi mes visur turim susitvarkyti su ta situacija, kuri yra, nes mes tokios stiprios, mes esame idealios, visur idealu, viskas sutvarkyta, todėl mes negalime sau leisti pripažinti, kad mes suklydome ar kad pas mumis yra kažkokių problemų. Ir labai tada stengiamės irgi tyliai ir ramiai, kad niekas nesužinotų, kad turim problemų, spręsti tas problemas. Tai kaip ir minėjau, tiesiog paskaitom knygelių, literatūros, dar kažkokių žinių pasirenkam, bet tai yra bendrinės žinios, kurios supažindina mus su tam tikrais elementais, duoda žinių, supratimo, suvokimo, kas tai yra, bet to tokio giluminio nėra. Suvokimo nėra, to giluminio, tokio pasikapstymo giliau, iš kur tos kyla problemos, iš kur tas susikaupęs nepasitenkinimas, iš kur to šaknys būtent visų problemų, kurios kyla šeimoje, nėra to gilio būtent iš kur visos tos problemos susimezgia ir todėl jos neduoda to efektyvaus rezultato,
perskaitom tam kartui, niekaip pritaikyti, problemos liko ir mes tarsi užsimerkėm į problemas ir viskas to baigėsi. Ir vat apie problemas, aš dar vieną problemą labai vieną prisiminiau svarbę, kuri labai dažnai pasitaiko santykiuose, kad moteris labai stengiasi išlaikyti tą vyrą prie savęs, ar ne? Ir nesvarbu, ar jisai geras vyras, ar jisai juokaujantis, ar jis smurtaujantis, ar jis dar kažkoks, bet jos bijo jį paleisti iš santykių. Ir aš norėčiau pasakyti, kodėl, nes tai yra svarbu. Taip pat yra susijęs su būtent ta savivertė ir iš vaikystės tais būtent situacijomis. Ir čia yra tai, kad mes kaip iš vaikystės negaunam tos pakankamai dėmesio ir šilumos, mes stengiamės santykiuose tai kompensuoti, gauti tą kiekį, kurio mes negavom per tos atstumimus, per tuos, kai sakoma, kai pasijautėm išmesti, nereikalingi ir nematomi. Ir kada jie ateinam į santykius ir įsikabinam dantimis ir nagais tuos santykius ir viską turiu padaryti, kad išlaikyti juos, išlaikyti tą vyrą prie savęs. Ir tai yra dėl to, kad mes vėl bijome pasijusti tos atstumtos ir nereikalingos. Ir mes bijome, kad jau tai daug kartų pasikartojo, kad jeigu dabar vėlgi aš paleisiu tą vyrą, tai ne tai, kad aš paleisiu, jisai išsprūs ar ne, ir jeigu jisai išsprūs iš tų santykių, tai automatiškai aš vėl taip pat jausiuosi visa suspardyta, bejėgė, nereikalinga, išmesta ir sutrypta. Mano pasaulis tas toksai subirės. Tai reiškia, kad jau savivertės, jau šūkių nebebus ką rinkti ir mes to varianto labai bijome, nes kaip gali su tokiu skausmu gyventi ir dėl to mes tengiamės išlaikyti santykius. Bet reikėtų pagalvoti, kur yra tos giluminės priežastys, kur yra tos problemos ir pradėti tvarkytis tiesiog nuo savęs. Ir pažiūrėti, ar tas vyras tikrai tada atitiks jūsų lūkesčius tuose santykiuose, kurių jūs siekiate ir kurių jūs norite. Ir tam žingsniui reikalinga tada ne literatūrą paskaityti, o tiesiog nusiimti tą karūną, kad aš pripažinti turiu problemų, kad aš turiu problemų santykiuose, kad aš problemų turiu su savo emocijų nelaikymu, kad aš turiu problemų su baimėmis, kurios mane nuolatos kankina, kad turiu daug problemų, kurias reikia spręsti čia ir dabar, nelaukiant ir nesikankinant toliau. Ir tam reikalingas tinkamas specialistas. Ir tinkamas specialistas yra, kada dantis skauda, žinau, pas ką eiti ar ne, pas dantų gydytoją. Bet kada man skauda širdį, kada man skauda visą vidų, sielą, aš iš tikrųjų nežinau, kur kreiptis. Aš nežinau, kur kreiptis, kur ieškoti to specialisto ir kaip man jį rasti. Ir čia būtent į pagalbą ateina psichologai, kurie bent jau pradžią padaro, kad mes nusiramintumėm ar ne, bet jie taip pat neįsprendžia mūsų giluminių problemų, bet jau mes bent jau nusimetam karūną ir pripažįstam, kad mes turim problemų. Ir pas mane ateina moteris būtent po psichologo konsultacijų, kurios lanko ir metus, ir daugiau, ir po mėnesį, ir po kelius mėnesius, bet jos gauna tik tą momentinį pagerėjimą, kada jos įsikalba, kad jom yra sunku, ir jos tą palengvėjimą gauna tiesiog pačia ir dabar, ir viskas. Bet tos giluminės visos problemos, jos vis tiek kartojasi santykiuose. Pakeiti vyrą, vis tiek kartojasi. Vis tiek reikia su savim gyventi. Vis tiek tu savęs nevaldai, vis tiek tu ugningo charakterio, vis tiek tu į veidrodį žiūri ir nori sudaužyti tą veidrodį, nes užkniso, ką jisai rodo. Visa tai vis tiek lieka. Todėl, kad yra nesutvarkytos tos būtent giluminės priežastys, dėl ko tu taip jautiesi. Kur buvo sutrypta tavo savivertė, kur suėsta tavo savivertė.
tos giluminės priežastys jos yra neiškapstytos. Ir tam reikalingas specialistas dirbantis su gyliu. Tokie kaip aš, ekspertai, transformatoriai, kurie gali jums padėti pažvelgti į jūsų vidų, kurie gali jums padėti nueiti iki vaikystės būtent ir pažiūrėti, kas ten susiformavo, kur susiformavo tos šaknys, ko ten prisigalvojom, ko ten prisirinkom, kokių požiūrių, kokių patirčių, ką ten apie save suvokėm, kokias kaukės mums visuomenė uždėjo, kokias kaukės mes patys susidėjom. Ir kai visą tai išsianalizuoji, visą tai, kas tau trukdo sukurti santykį pirmiausia su savimi, kas trukdo atpažinti save kaip tikrąją, kas yra po tom kaukėm, kada mes jas nuimam, nulupam, išsivalom viską, kas mums trukdo, susitvarkom emocijas, baimės, nuimam kontrolę, nuimam dominavimą santykiuose, kada einam į partnerystę, kada mokomės akcentuotis ne ties kritiką, o mokomės akcentuotis ties savo gyvenimo pliusais, ties savo pliusais, ties vyro pliusais, kada visai į santykius pakeičiam požiūrį, pradedam keisti požiūrį per įvairias praktikas, per darbą su savim, su gyliu, mes tada prieinam ir priaugam tą būtent etapą, kada mes galime mokintis stiprėti iš vidaus ir galime tada jau pradėti dirbti su saviverte. Kas labai populiaru, nueiti nusipirkti kursą, neišsikopus viso nusipirkti kursą savivertės ir wow, aš dabar pasikėliau savivertę, bet šaknys neišspręstos problemų. Tam kartui savivertė suveikės, viskas gerai, viskas tvarkoja ir vėl po kiek laiko grįžti į savo pradinę būtent būseną. Todėl reikalinga pirmiausia ta analizė problemų, šaknų, blokų, kurie trukdo mums gyventi santykiuose, su savim, su vyru. Antras etapas, kaip sakiau, kada jau visą tai išsivalai, pradedi mokintis priimti save kaip asmenybę. Prisimeni, kad savivertė tai ne apie tavo veiksmų vertinimą, o apie tavo kaip asmenybės būtent dalį, kad tu esi unikalus, kad tu esi super duper viską galintis žmogus, nepaisant tavo tų veiksmų. Ar tau sekasi, ar tau nesiseka, tu vis tiek esi fainas ir nuostabus. Čia prasideda pažintis su savimi, čia prasideda meilė savo, kada tu moki sukontroliuoti emocijas, nekenkiant savo, mintis sukontroliuoti, nekenkiant savo, kai susitvarkai su baimėmis, kad jos tavęs neėstų ir nekontroliuotų, kai gera vidinė tavo savijauta, emocinė būsena, tada gali pasirūpinti savo sveikatą, gali pasirūpinti savo išoriniu pasauliu, kada gali įsiklausyti, kada nori pailsėti ir nesvarbu, kad barkščiai neišvirti, užsakytų barkščių ir dzin, ar tiesiog grįš vyras ir padarys valgyti. Kada pereini į tą etapą, kada iš to tavo vidaus turi tos energijos pasirūpinti pirmiausia savimi, pastatyti save į pirmą vietą, kada suvoki, kad tu esi svarbiausias savo, ir eiti tada jau į santykį su kitais, kada save gerbi, savim pasitiki, save myli, tada gali visą tai ištransliuoti ir savo šeimos nariams, tada gali pasirūpinti teisingai ir šeimos nariais. Tai reiškia, kad vietoj kritikos, kada vyras stengiasi kažką padaryti ir jis nepadarė taip, kaip jūs tikėjotės, jūs jam nesakot, ką tu čia padarei, o jūs jį bandote įkvėpti. Jūs esate dėkinga už jojo pastangas. Vau, dėkoju tau, kad tu stengiasi. Nepasisekė. Pasiseks. Ir reikės pasimokinsim. Bet tu eini į kitą visai komunikaciją su tuo žmogumi, su kuriuo tu gyveni. Taip, jam bus šokas. Taip, jisai ilgą laiką stebės visą situaciją ir lauk, kol tu grįši į savo tą demonystę, kada nelaikai pykčio, bet
ilgainiui jisai su tuo susigyvens per įvairiausius bandymus ir kada jisai matys, kad jį įkvėpia, kad jisai gali atsiverti, kad jis gali su jumis pasidalinti savo vidiniu pasauliu, savo išgyvenimais, kad jūs jį galite išklausyti, suprasti, gerbti jo nuomonę kaip ir savo ir eiti į tą komunikaciją kartu, ieškant kompromisų, sprendžiant problemas, o ne problemas išmetant už borto, kada jos nesisprendžia, o tik rėkiam, spiegiam. Tada einant į tokią komunikaciją, kada sprendžiasi problemos, tada būtent ir išeinamės į partnerystę. Tada mes ir vienas kitą palaikom, dalinamės buitimi, dalinamės rūpesčiais, dalinamės džiaugsmais, mes einam, komunikuojam ir tarsi tampam vieną komandą, tas vienas mechanizmas, kuris suteptas gerai ir veikia gerai. Ir tada taip yra tas pokytis. Vyras tengiasi, vyras eina, vyras daro, jūs jį palaikote, yra bendri planai, vyras anksčiau grįžta, vyras noriai grįžta, nes joje laukia besišypsanti moteris, kuri būtent ir pulsuoja tuo moteriškumu, kuri nėra susiraukus ir galvojanti, kad jai 5 kg yra kančia plus, o jinai žino, kad ir su tais 5 kg yra unikali, faina, graži, kuri jaučia tai iš vidaus. Jinai save priima su visais minusais, pliusais, nes jinai žino, kad tai jos asmenybė ir jinai moka gyvenime laviruoti su visu savo unikalumu. Vyrams reikia tokios moters, moteriškos moters, o ne gestapo namie. Tokie moteris, kada namie yra malonu grįžti, pabendrauti su tokia moterim, kurti planus, eiti pasivaikščioti, tiesiog apsikabinus pabūti, atsiranda to turiningesnio laiko kartu. Ir tokį rezultatą galime su manim nueiti ir gauti tiesiog per 3 mėnesius. Tiesiog per 3 mėnesius mano programoje galima gauti tokį rezultatą, apie kokį aš dabar kalbu. Pasikelt savivertę, išeiti iš tų visų problemų, išeiti iš tų barnių, pykčių, iš dominavimo ir susikurti tokius santykius, kuriuose gera jauku būt, kur pagarba, pasitikėjimas. Vos per 3 mėnesius. Ir mano programa yra būtent ta programa, kurioje yra mano sudėta patirtis, nes apie tai, ką aš šneku, aš visą tai praėjusi. Aš visą tai išgyvenusi ir būtent į mano programą yra sudėta tai, ką aš naudojau ir kas man padėjo būtent gauti tokį rezultatą, apie kurį aš šneku. Kad mano vyras man padėtų buity, kad mano vyras mane kada įvertina ir sako, kad aš graži, kad aš ir jausčiausi, kad aš esu graži, kad aš mokėčiau priimti tos komplimentus, kad aš mokėčiau nereikalauti, o paprašyti. Aš būtent tai jau esu pasiekusi ir būtent į programą sudėjau visą savo patirtį, ką po ko reikia daryti. Tai reikia tas išsivalyti visą, išsianalizuoti vaikystę, išsišluoti visus negatyvias programos, kurios neveikia, įdėkti naujus įrankius, sužibėti per meilę savo kaip moteriai, turėti jėgų kvėpti vyrą, šeimą ir pasirūpinti tą šeimą. Kartu, visi bendrai kartu. Ir tai yra būtent mano programoje. Visi tie moduliai, kurie reikalingi būtent pasiekti tam rezultatui, visi tie įrankiai, kur gauti šitą rezultatą. Pati programa, jinai yra sudaryta iš vieną kartą savaitėje būtent sesijos, tai yra individuali programa su kiekvienu iš jūsų, kuris ateina į programą, tai individualus darbas su manimi. Ir vieną kartą savaitėje mes turim gyvas sesijas, visą savaitę jūs dirbate apmokinti su naujais įrankiais, per praktikas, per namų užduotis, jūs bandote pritaikyti, įsisavinti būtent per savo šeimos, kai sakant, prizmę visus tos įrankius, pritaikyti savo šeimoje tos įrankius. Ir visos programos metu visada aš esu šalia, visada esu pasiekiama, aš visada jūs palaikau, visada paaiškinu, visada apmokau ir
visada vedu į tą rezultatą kartu. Bet tik per jūsų apsisprendimą, tik per jūsų atsakomybę aš galiu jūs davesti iki to rezultato, apie kurį aš kalbu. Nes tam reikės jūsų investicijos laiku ir pastangomis. Jeigu jūs įdėsite programoje savo pastangas, skirsite tam laiko dienoje, kiekvieną dieną, iki valandos laiko, gal iki pusės valandos laiko, kiek jums reikia atlikti užduotis, praktikas, tai mes tikrai po 3 mėnesių turėsim tą rezultatą, apie kurį aš kalbu. Jūs įsisavinsite tuos naujus būtent įrankius ir tai programa veikia, jinai jau padėjo, ne tik man. Ir taip vis tiek dar kyla tos įvairios baimės, abejonės, nes kada yra kažkokie nauji dalykai, tai automatiškai jos pasikelia, baisu eiti į priekį, bet kada žinai, kad galėsi jaustis rami, mylima, įvertinta, gerbiama, tai kodėlgi ne? Kodėl paleisti tokią galimybę? Tai galimybė yra jums, kur beldžiasi jūsų duris, kad jums suteikti tą galimybę. Ir trūksta jūsų tik apsisprendimo. Paimti tą galimybę ir eiti iki galo. Prisiimant atsakomybę už savo jausmus, už savo santykius, už savo gyvenimo kokybę. O kokios dar gali būti baimės? Jų gali būti daug, bet programos metu mes mokėsim su jomis visoms susitvarkyti. Svarbiausia yra priimti apsisprendimą ir ateiti į programą, kad turėti kitokius santykius be barnių. Ir kaip jau ir minėjau, pati programa būtent, kaip ir daug kartų pasikartojau, kaip jinai keičia, tai automatiškai, kur buvo nesusikalbėjimas, nesusipratimai, atsiranda komunikacija, dominavimas keičiasi partnerystė ir ten yra daug tų tokių pavyzdžių. Netgi mano klientė po poros sesijų moko pati, kaip sakant, savo jėgomis jau nerėkti, nespiekti, o susėsti su vyru ir tiesiog pakalbėti. Jai užteko tos drąsos tiesiog ramiai pakalbėti ir aš labai džiaugiuosi už jos rezultatas. Tai yra nuostabu, kad jinai per tokį trumpą laiką įsisamonino būtent mano pamokas ir jinai išgirdo, ko reikia. Tai yra šaunu, yra labai šaunu matyti, kaip keičiasi būtent moterų gyvenimas į gerą pusę, kaip santykiai keičiasi į gerąją pusę. Ir su tais, kurie apsisprendėt, kurie nenori daugiau kentėti, kuriems yra per brangu toliau kęsti pykčio scenas, prastėjančius santykius ir santykius einančius į skyrybas. Jeigu jums tai yra per brangu ir norite sutvirtinti santykius, norite atgaminti vėl pasitikėjimą tarpusavio, palaikymą tarpusavio su apsisprendusiais, būtent kviečiu užpildyti paraišką ir ateiti į programą. Nes į programą yra atranka, taip yra atranka ir būtent per paraiškas reikia užpildyti išsamiai ir per paraiškas aš pasižiūrėsiu, ar jūs jau esate tikrai apsisprendę ir pasiruošę dirbti kartu su manimi ir tada tik bus formalumas susitikti gyvai sesijai, pasižiūrėti tolimesnius būtent darbo su manimi elementus, kad gauti ir eiti į tą rezultatą, kurio jūs norite. Tvirtų santykių su pagarba ir pasitikėjimu. Ir paraiškų aš laukiu jūsų iki kovo 25 dienos 23 valandos. Kadangi tai yra individualus darbas su manimi, vietų skaičius yra ribotas ir su kiekviena diena vis mažėja. Todėl paskubėkite, neužsisnauskite paskutiniai sekundai.
ir pasimkite savo pokytį santykiams. Ir į pačios paraiškos nuorodą aš įdėsiu vėliau į komentarus. O šiandieną jums gražaus vakaro, apsisprendimo, apmąstymų ir iki kitų susitikimų, o galbūt susitikimų ir sesiją po paraiškos.